Labas rytas, dabar yra 3 diena, kai bandau tvarkyti šitą šūdą. Ką vakar pavyko daryti, tai sutvarkyti žvakės, kur buvo padarytas tiesiog paprastas mygtukas su va tokiu laidu. Tiesiog iš namų paimtas laidas, pravestas mygtukas į saloną and call it a day. Tai taip išeina, kad tiesiog buvo sudegęs saugiklis, žmonės vietoj to, kad pakeistų saugiklį, jiem buvo paprašiau nuvesti naują laidą į saloną, padaryti mygtuką, išgręžti jam skylę ir visą kitą chuinę. Žodžiu, lengviau buvo suburti iš to laidų ir iš to mygtuku tiesiog, negu pakeisti saugiklį ir pasižiūrėti, kas čia vyksta. Tai aš labai džiaugiuosi, nes čia yra dar vienas žingsnis, kad šita mašina būtų šiek tiek arčiau originalios būsenos. Ir dar vakar vienas dalykas, grinai prieš miegą sakau, čia buvo toks tarpas, kad galėjai realiai kišti telefoną. Tai aš pasireguliau šitą reikalą, jį pastumdžiu vieną kitą pusę ir durys dabar sudaro achuieną, jokio tarpo nėra. Bet vairuotojo duryse įvyksta visiškai tas pats dalykas. Ir aš irgi sustvarkiau, viskas idealu, bet turbūt aiški problema. Tai jo, duris sutvarkiau, bet nebeatsidaro. Bet užtat užsidaro labai gerai, bet nebeatsidaro.